kelionė nebuvo sunki, bet vis tiek užtruko praktiškai visą dieną. Vis tiek mes turėjom kelti 7 valandą. Keliavo, žinote, kol visi patys žinote, keliavo tos minus. Įspūdžiai tokie, pravežė pro centrą, žmonių daug, kažkokia tai fiesta buvo, kažkas tai atvežė viešbutį, pavalgėm ir padirbėjom treneriai dar, aš pažiūrėjau dar dėl rungtynės ir nuėjom gult, visi įspūdžiai. Šįryt norėjot treniruotis salėje, ne? Padirbėti? Tai galvojom, nes senokai buvome, bet manau, kad dar gavosi daug geriau, nes net atėję čia šitoj salėje, nes tą valandą padalinant per pusę valandos Evaldas atgaivino, sakysim, raumenį šiek tiek, su komanda dirbom ir paskui mes metimų pametėm, pakartojom derinius, gal pametėm. Šį vakar bus peržiūra video, ar ne? Ar kokios rungtynės organizuoti? Ne tik šį vakarą mes pradedam pasiruošimą jau tom rungtynėm pirmom su Venezuela. Parodysim iškarpas iš kelių rungtynių, kurie žaidė čia Pietų Amerikos savo turnyre, kur neblogai pasirodė ir vienas jų geresnių rungtynių buvo su brazilais, tai tą žiūrėsim. Dar kitas parinksim dalį rungtynių. Pirmas supažinimas, kad komanda pajustų prieš varžovą, kad pamatytų prieš ką mes žaidėme. Ar bendravot, sakykit, su Linu Kleis, aš Jasikevičiumi sakėt, ar truputį barėtės dėl tų techninių, ar neverta su tokiais patyrusiais žaidėjais apie tai išnekėti? Kas sakė, kad bariausi? Sakė per interviu, kad negali to būti ir mum barėtės. Tai ir jiems bariausi. Dar kartuosiu. Žinoma, kad tokie patyrę žaidėjai kaip jie negali leisti savo to ir nesvarbu, kad tai yra neteisybė, bet mes turim būti pasiruošę viskam. Ir jie negali rizikuoti savim ir padėti, kaip pastatyti komandą į keblią padėtį. TonyBet – lietuviška lažybų bendrovė.